O šnekant apie mūsų vieną iš tokio, svarbiausių taip pat programinių punktų, tai yra apie Stambulo konvencijos ratifikavimo Lietuvoje, tai šitą absurdą jau tikriausiai visi pakankamai išdiskutavę yra. Ir ta prasme, kad yra toksai nesuprantamas iš viso, na, jį galima paaiškinti, kad jis ateina iš vakarų, iš tam tikrų, reiškia, think tanko centrų ir tiesiog ES tokia kryptis, kad vis dėlto mes einame link to, kad turėsime labai daug, galime nueiti tokia kryptim, kad turėsime daug labai lyčių, įvairių asmenų, kurie save identifikuoja vienaip, kitaip, trečiaip. Ir mums bandoma taip pat primesti, kad tai vis dėlto yra, nauja realybė, tai yra nauja, sakykime, ateitis, kurią mes eisime, tačiau mes visi suprantam, kad, bet kokiam sveikam protui yra, tam tikros ribos, tu gali vienaip ar kitaip save kažkuo laikyti, bet tai čia yra jau tavo problema, kaip tu save laikai, bet tu man negali pasakyti ir įteikti, kaip aš tave turiu, kuo aš tave turiu laikyti, ar vyru, ar moterim, ar dar kažkuo tai. Tai Mažvydai, šitam kontekste aš tik tai priminsiu, kad prezidento rinkiminės kampanijos metu, kadangi prezidentas teikia Seimui ratifikuoti, pavyzdžiui, Stambulo konvenciją, aš prezidentas, jeigu būčiau išrinktas, būčiau atsiėmęs konvenciją ir ratifikuoti jos tiesiog nereikėtų. O apie blaivų protą kalbant, yra dvi lytis, vyras ir moteris, iš jų gimsta vaikas ir nereikia čia išsidirbinėti ir seksualinio pasitenkinimo įvairius būdus prilyginti lyčiai. Kadangi prie medicinos yra atskira specialybė psichiatrija, tai psichiatrai, kaip jeigu mes visi trys apsiskelbsime, jūs Cezariu, aš Napoleonu, o jūs dar ko nors, ir mes nekelsime grėsmės aplinkiniam, tai nieko su mumis nedarys. Bet jeigu mes kelsime, aš Napoleonas ir ruošiuosi pasiėmę šautuvą eiti kariauti, tai mūsų uždarys į ligoninę. Kai aš apsiskelbiu šiandien, kad aš esu moteriškė, po 3 dienų aš turiu teisę apsiskelbti, kad aš esu dar kažkas tai jeigu tu nesukeli grėsmės savo ir kitiem, tavęs neuždarys. Bet problema, kad jie sukelia grėsmę savo. Nes sugalvoja nueis iškastruoti, nueis medicininių priemonių taikyti ir tai yra įteisinta vakaruose. Tai visam šitam absurdui, medicininiam absurdui, reikia pasakyti gana ir 112 lyčių nereikia. Yra 2 lytis ir tuo pabaigiam.